Projekto dalyvius atgaivina vanduo Akvilė. Šalia Rūtos aš noriu pakviesti dabar jau ir tavo konkurentus. Tai yra du Donatus, Agnę ir Daugirdą. Netrukus mes išgirsime, kaip mokytojai įvertins visų jūsų 4 pasirodymus. Jie pakomentuos, o kiek vėliau Valinskai dėja turės paskelbti ir šio vakaro verdiktą, kaip jie suskirsti savo balsus procentais. Tai dabar jūs jau labai panašus į tuos nykštukus, kurie stovi čia, bet ateikite arčiau manęs, kad mes galėtume jūs matyti. Truputėlį arčiau prie manęs. Ir pirmasis kalbės žmogus, kuriam... O vaikučiai atėjo arčiau, gerai. Pirmasis kalbės... Aš kviečiau dainininkus, bet jie tebūnie, tegul pastoja. Pirmasis kalbės žmogus, kuris jau šiais metais privalės būti Kalėdų seneliu. Merūnas. Aš taip žiūriu ir tiesą sakant, žinai, prieš kokius metus, pažiūrėjau, negalėčiau pasakyti, kad žiūrėsiu tik į vaikus. Ir taip sustingęs. A čia visi tavo, Merūnai? Ne visi mano. Bet žiūriu, kuri čia tiktų į mano ajui ir žmonas. Oi, o jeigu žiūrėti iš profesionalios pusės, žinokit, aš tai galvoju labai, mane aišku, nežinau, neįtikinama ir tiesiog buvau pasimetęs, net galiu pasakyti. Donatai tai šiandien man sužibėjo vėl naujom spalvom, aš nustebęs esu. Tai manau, ties Donatais taip aš jau jo, bet čia savo užduobę kasu. Nieko gero. Dar kažką reikia pasakyti. Ne, mes jau viską supratom. Supratom, kad įsirinkot savo ir būsimą marčią. Donatai. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Su artėjančiam šventėm visus. Jo, iš tikrųjų yra paradoksas tame, kad tikriausia šitam ketvirtį yra ne tai, kas stipriausia, bet į kuriuos aš žiūrėjau nuo iki, tai buvo Donatai. O į kitus nežiūrėjai? Bet kame paradoksalu tame, kad vokaliai arba dainavimo prasme, jūs tikrai nesate toli gražu stipriausi. Ir aš nekalbu apskritai net apie visą šitą projektą, bet netgi paėmus jūsų ketvirtą. Bet jūs turite tai, dėl ko, kaip Merūnas sako, teisingai, mes kasam savo duobę šitoj vietoj, bet jūs turite tai, ko tikriausiai daugumo neturi to, ką jūs turite. Nors vėl, aš dėl ko einu link ko, Arūnai. Eikite. Linkstu link to, kad tai vis Lietuvos balsas. Ir be abejo labai svarbu tai, kad simpatiją jaučia jums žiūrovai, bet labai svarbu, kad mes iš tikrųjų įvertintume tą tikrai Lietuvos balsą. Čia buvo su mintim. Nereikėtų to pamiršti. Taip, Arūnai, čia buvo su mintim. Neiškasit tokios duobės. Nereikėtų to pamiršti. O šitas vyras be plaukų ir sokiniais, jis yra prie viso šito dar ir lošėjas. Nepamirškime to. Taip. Va čia labai... Ir jis labai yra gudrus, tai. Žodžiu, padėsim. Kaip be gerų kortų jisai čia sužais tas visas laidas. Nereikia daug kortų, reikia turėti vieną kozerinį tūzą. Čia to apie mane, aš suprantu. Taip, be abejo, taip mano čirvų dama. Tai vaikinai jau sudarojat verslo ryklį, bet Katažina, man atrodo, bus kur kas miela širdingesnė, nesgi Kalėdos prie pat. Kalėdos, labas vakaras visiems. Pirmiausia, visus sveikinu su artėjančiam jau šventom Kalėdom. Man labai patiko šį vakarą Rūtelė, ypatingai su tokiu būriu nuostabių vaikų. Užpavydėjau tau. Bet pritarsiu savo kolegoms vis dėlto. 2 Donatai šiandien, mes prisidrapakavom praeitą savaitę, tai šį vakarą jūs pradėjot taip šventiškai, taip gerai, buvo savam, kaip sakoma, kailė, buvo va. Ačiū, Katažina. Puikus komentaras. Na, o tavo vardas koks? Kotryna. O kas tau labiausiai patiko šį vakarą? Beveik Katažina, žiūrėk. Kotryna. Čia lietuviškai išvertus. Kas tau patiko geriausiai, kas dainavo iš šio ketvirtuko, kur stovi? Šitą. Matėt, kas geriausiai pasirodė ir kas geriausiai šiandieną atnešė mums Kalėdų dvasią. Ačiū mūsų mažosiams nykštukėms ir nykštukams. Na, o dabar dėmesio.
mūsų laukia negailestingas, svarbus, bet privalomas Valinskų verdiktas. Kad tik nedonatus. Ką reikia sakyti? Šiandien mes būsime siaubingai objektyvus. Taip. Žinot, mes sąmoningai nebuvome jūsų repeticijoje. Aš labai norėjau išgirsti viską iš karto ir kad mano reakcija būtų tiesioginė, be jokių apgalvojimų, aptarimų. Ir savo emocijas aš sudėjau su taisyklėmis šito projekto ir pamėginau išvesti vieną vardiklį. Ir iš tikrųjų, mėly mano, jūs net mane nustebinot, žinokit. Kaip bebūtų keista žiūrovams, publikai ir netgi mūsų kolegoms, mes su Valinsku šiais metais visiškai nieko nelošiam. Tai ačiū, kad jūs lošiat patys už mus. Dėkui jums. Tiesiog taip mes suradom vieni kitus netyčia, ne? Ir iš ties, jūs buvot fantastiški, jūs taip atitikot kalėdinę dvasią, ko man pritrūko visuose kituose pasirodymuose. Miela Agne, apie tave galiu pasakyti, kaip visada. Nei nustebinai, nei nuliūdinai. Tiesiog iš tikrųjų pademonstravai, ko gero, patį švariausią vokalą mūsų komandoje likusioje. Rūtelė irgi, žinai, aš, būsiu dabar pikta, bet man truputį, kai daug vaikų scenoje, kvepia šiek tiek spekulacija, ar ne? Bet šiandien kalėdos, tiek to viskas tvarkoja, vaikai nuostabūs. Ten dar buvo senelis kalėdų atėjęs. Buvo senelis. Spekuliantas senas. Ne todėl, bet todėl, kad iš ties, kalėdinės dainos jo savotiškai visos šiek tiek panašios, labai sunku jas kartinti. Mielas mano, jūs gražus, nors gražių vyrų neegzistuoja, aš tokių nesuprantu, man vyrai arba žavus, arba ne, grožis moterims. Jeigu tai būtų ne konkursas, aš sakyčiau, kad jūsų pasirodymas iš tikrųjų labai įdomus, bet sorry, čia yra konkursas. Todėl dabar. Kas dabar? Sakykit rezultatus. 40, 30, 20 ir 10. Štai tokiais procentais mes šiandieną manipuliuojam, tiesiog turim, disponuojam. 40 mūsų balsų procentų atitenka donatams. 30 Agniai. 20 Rūtai. Ir 10 žmogui, kuris iš tiesų padarė labai didelę pažangą. Bet čia yra jau pusfinalis ir toliau riba, už kurios yra tik finalas. Todėl labai noriu tikėtis, kad vis dėlto labai didelę dalį atsakomybės prisijims ir televizijos žiūrovai, kurie balsuos už visus šio vakaro ketvirtus, o jūs buvot pirmasis. Taigi, sėkmės laukiant žiūrovų verdikto. Ačiū jums visiems, buvot labai šaunus.